Tai iš principo bataliono vidutinio nuotolio pajėgumas dvigubėja. Ir man atrodo, čia yra esminė žinia ir esminis pajėgumo padidėjimas. Jeigu prieš tai galėjom ginti 1-2 objektus, dabar galim 3-4 objektus ginti. Ir negana to, kad yra kiekybinis padidėjimas, yra ir kokybinis didžiulis šuolis. Tai kai pirmąją NASAMS bateriją įsigijom, tai visi buvom visiškai žali, jeigu taip galim pavadinti, visiškai naujas pajėgumas. Dabar, kai atėjo antra NASAMS baterija, mes jau žinom, kaip su ja reikia kariauti, dalyvavę ir operacijose realiuose ir išmanom ginkluotę pakankamai neblogai. Ir su antros baterijos atėjimu mes tik tais dar labiau gilinam savo žinias. Labai glaudžiai bendradarbiavom su Norvegijos oro gynybos batalionu ir dabar pačiam teko būti jungtinėse simuliacinėse pratybose kartu ir man kaip bataliono vadui nieko nėra smagiau girdėti, kai Norvegų bataliono vadas sako, kad dabar mokysimės taip, kaip daro lietuviai. Tai rodo mūsų iš tikrųjų didelį kokybinį šuolį. Plus ginkluotės grynai prasme, tai Mark II raketsvaidis, va čia kuris stovi, 3 tipų raketas, visiškai kiti reikalai, nes galim ir trumpo nuotolio šūvius atlikti, ir vidutinio nuotolio, ir padidinto nuotolio su extended range raketomis. Papildomai, kuo labai džiaugiamės, kad mūsų turėta pirmoji baterija, kuri yra NASAMS 3 iš esmės, jinai bus suvienodintos galimybės su dabartinė baterija, kuri yra NASAMS 4. Ir mes taip vadinam, gausim pirmoji baterija bus NASAMS 3+. Tai iš esmės tam tikra geležis lieka senoji, bet visi smegenys, visi signalai, visos balistiniai paskaičiavimai, taktinė programinė įranga visiškai suvienodinta su NASAMS 4 sistema ir tos dvi baterijos visiškai tarpusavy suderinamos.